Sveiki, mėly kanalo žiūrovai. Šiandien kalbame su Sergejum, senu bičiuliu, su kuriuo prieš kiek metų Sergejum mes šią laidą apie Kauno Marių starkių žygavimą filmavom jau senokai. Gal prieš 4 metus kažkur. 4 metai jau praėjo, kažkas taip senai. Laikas greitai eina. Tikrai taip. Tai va, tai tada buvom gaudėm starkius džigų, buvo visai kiti dalykai, dabar Sergejus mums papasakos apie live scan echolotus. Iš tiesų didžiulė naujovė, labai keičiant ir žvejybą, ir ta prasme visokiais gandais apipinus, ir daug labai žmonių gaudo jie, ir vaizdai fantastiniai, ir apie povandeninį pasaulį turbūt daug daugiau sužinom, bet vis dėlto kas tai per daiktas, turbūt šitos būtų laidos tema, ko iš jo galima tikėtis, kokias pliusus minusus jis duoda, galbūt kažkokias tai irgi, ar grėsmingas yra kažkaip žuvų ištekliam, apie tai irgi tenka girdėti, kad čia jau yra mūsų ne velnio išmislas. Sunaikins mūsų žuvis. Iš tiesų laida nereklaminė, norim pakalbėti, tokia pasakyti, kiek įmanoma objektyviai pakalbėti, pasakyti tiesai žmogus, kuris 3 metus gaudo. Ir ne tai, kad kaip turbūt, ne, ir gaudo, kiek aš jį pažįstu, tai yra nuo šeštadienis, sekmadienis, tai šventa yra. Nuo sezono pradžios iki ledo, jeigu toks būna. Tik kai yra laisvo laiko. Ir per atostogą, žodžiu, taip sąžiningai ir su daug ko tenka pažvejoti. Tai Sergejus taip gilinasi temą, iš tikrųjų rimtai eina, ne taip, žinai, išplaukia ten pažiūrėti. Gamta pasigrožėti, pakalbėti, jisai dirba, jisai žvejybui dirba, masto, galvoja, atiduoda visą save ir aš manau, kad tikrai daug ką galės pasakyti. Iš karto galiu pasakyti, kad kai gaudai su live scope'u, nematai nieko aplinkui. Nieko. Pasigrožėti gamta beveik nesigauna. Praktiškai ekranas, iš ekrano į ekranus, dar turbūt, nežinau, IT gal sferoje kokiai dar, ar ne? Taip, aš dirbu IT sferoje. Tai praktiškai, nuo kompo tik tai kitą ekraną. Prie kito kompo, jau, tik tai gamtoj. Aišku, tai kaip ta pradžia, kaip nuo to džigavimo, tarkim, kai mes čia filmavom, kaip tave pirmas iki išplaukėm, perėjai prie kažko, tai būtent prie šitos technologijos. Neįdomu jau džigaut pasidarė, ar kaip tik kažkaip tai norėjus kažko naujo? Gal ir norėjusi kažko naujo, bet kažkaip vis nepavykdavo pagerinti savo rekordų. Ir teko, ir starkių. Norėjusi kažko tai stambesnio. Tai va, šiaip esu nemažai peržiūrėjęs skandinavų video apie tos pačius panoptiksus, ir tos pirmus panoptiksus, ir tai kaip jie gaudė dar su 2D, tai yra to standartinių, tos paprastais echolotais, jo, trofėjinės žuvys. Tai tikrai buvo labai smalsu ir labai įdomu. Tai koks tas pirmas įspūdis? Ar lengva iš vis buvo jį prisijaukinti, vis tiek gan sudėtingas prietaisas, taip atrodo, bent iš šalies man, kai vienas pagaudysim su tavim, kad ten daug reikalų yra ten su juo. Tikrai taip, bet galiu pasakyti, kad tie pirmos žvejybos, pirmi įspūdžiai ir turbūt sėkmės atveju man pavyko turbūt po pirmos ar po antros žvejybos. Aš tada pradėjau gaudyti vertikaliai, pagauti, nepamenu, per vieną žvejybą gal 4 ar 5 starkius vertikaliai, ko labai apsidžiaugiau. Pamačiau, kad man kažkaip sekasi ir reikia tęsti. Nes turbūt pagrindinė problema tiem, kurie pradeda žvejoti, kad labai arba nesiseka, arba kažkokie nustatymai, turbūt neatkoreguoti echolotuose. Ir po tam tikro laiko žmonės turbūt nusivilia ir pereina prie tų klasikinių turbūt žvejybos būdų. Tai iš esmės tas toksai sunku pradžia, vis dėlto nėra lengva, reikia nusiteikti, kad pavargti reikės turbūt, tokį dalyką. Tikrai taip, nes faktiškai povandeninį pasaulį matai gyvai. Kai kurios dalykus įsivaizdavai visai kitaip. Tam tikrose vietose aš galvoju, kad čia yra vienokios žuvis, bet pasirodo, kad ten yra plėšriai žuvis. Galvoju, kad ten karšiai, bet pasirodo visai ne. O kiek laiko truko, taip, kad sakytum, kad jau daug maž įvaldėjai, kiek reikėjo žvejybų, kad jau taip jau drąsiau jaustumės ir kažkaip galėtum jau, nežinau, taip jau sakyti. Manau, kad aš ir dabar 100% nevaldžiau, visą laiką sužinai, ką nors naujo, pamatai, ką nors naujo, atrandy tose pačiose programinėje įrangoje kažką tai naujo, ką gali pareguliuoti, pagerinti.
Tai gal apie patį principą, jeigu trumpai pasakyti, iš to iš tikrųjų, kas tai per daiktas, ten gal į techninės detalės nelendam, bet iš esmės, kuo jisai skiriasi nuo kažkokio paprasto echoloto, kur seniau gaudydavai, nežinau, pastatai rodo ten po apačią, gal ten iš šono kažkokį tai. Tai čia yra kažkoks kryptinis echolotas, kaip suprantu jisai. Jo, faktiškai tai yra, aš gaudau su Garminu ir tas sonaras turi spindulį 20 laipsnių. Ir aš tą spindulį realiam laike galiu valdyti ir matyti, kas po vandeniu tuo metu vyksta. Tai ten iš esmės tu tokį, kaip ta rankena sukiojasi, ten nevaldai nuo šito, kaip ant valties uždėta, bet įsukiot gali nuo valties įvairia kryptim, ta 20 metrų. Taip, 360 laipsnių, ta prasme, visas pusės gali sukti sonarą ir matyti, kas vyksta priekyje, šone, gale, iš visų pusių. Jo, ir atstumas nemažas yra, bet kažkur tai ten, turbūt kokį, nežinau, daugiau. Atstumai skirtingi, pavyzdžiui, gaudant vertikaliai, gal tai nėra labai svarbu tas atstumas, nes tu matai žuvį ir ieškai žuvies ir bandai pozicionuotis virš to žuvies, tai faktiškai tas atstumas nėra labai įdomus, jo, tai tu matai pavaltėm viską. Bet gaunant užmetimų, tai vadinamų forwardų, taip, atstumas yra labai svarbu. Turbūt pirmas momentas svarbu yra žuvies paieškai. Antras dalykas, kai jau randi kažkokią trofėjinę žuvį, arba ten didesnę žuvį kažkokią, teisingai atsistot, kad tau būtų patogu užmest. Aišku, ne visą laiką taip būna, kartais būna, kad reikia mesti už nugaros, nes veiksmas labai greitai vyksta, žuvis juda, nestovi vietoje. Bet dažniausiai bandai pozicionuoti valtį taip, kad tau būtų patogu užmest ir toks man priimtimiausias atstumas yra nuo 10 iki 20 metrų. Tai aš nustatau echolotą apie 20, 22, kartais 25 metrai, didesnį atstumą aš nenaudoju. Jo, nes dar yra turbūt taiklumas, tu reikia pataikyti žuvį užmestą. Jo, ir dar masalas kesta kurį laiką, jeigu dar žuvis juda, tu turi paskaičiuoti, kur jinai plauks, į kurią pusę, kokiu greičiu ir taip toliau, ten ir dar plus kažkiek ir valtis pati juda, nes svarbu, kad ten ir stato tos elektrinis inkaras, vis tiek yra kažkoks judėjimas ten. Taip, visiškai teisingai, nes tuo metu, kol tu ieškai žuvį, tai valtis juda. Tai nėra didelis greitis, nežinau, apie 3-5 km per valandą, bet vis tiek jinai kryptingai juda, žuvis irgi juda, jeigu tu radai, tau reikia ir valtį sustabdyti, ir sonarą pasukti, kad matyti žuvį, ir dar suprasti, kurią pusę jinai juda, tai yra kur uodega, kur galva. Jo, dar reikia pasakyti, kad tai labai tiksliai rodantis prietaisas. Aš kažkaip tai girdėdavau, kad čia gali žuvies rūšį iš to pasakyti, tai man tai būdavo kažkaip skeptiškai žiūrėjau, galvodavau, bet dabar, realiai, kai pats pamačiau pas tave žvejojom, vis dėlto matosi, ten pailgumas kaip maistovi, gal 100% ne visada gali pasakyti, bet, plėšrūnė išskirti, sakykime, ten nuo kažkokio tai, lydeką nuo karpio jau turbūt išeina daugeliu atveju. Jo, bet labiausiai turbūt eina atskirti iš judesio, kaip juda žuvis. Pavyzdžiui, šamą labai paprastai galima atskirti, jo uodega vingiuoja ir jinai tai dingsta, tai atsiranda toks, nežinau, gal sudėtingai paaiškinti. Įsivaizduom, turbūt tas toks mergėjimas, gal dėsim vis tiek vaizdų iš realiai, tai gal matysis. Taip, ir jo judesiai yra šiek tiek kitokie negu, jisai juda kitaip negu starkis, o lydeka dar kitaip juda. Tai iš to bendro vaizdo, iš formos ir iš judesių galima maždaug spėliot, galbūt atspėt, kokia tai žuvis. Jo, ir turbūt dar pasakyti, kad dydį vis dėlto gana neblogai parodė, kokia dydžio žuvis yra. Taip, dydį galima atspėti, bet šiaip echolotai dažniausiai rodo biškį didesnį negu santykinai didesnį, jo, nes tu vis tiek matai gylį ten nuo 0 iki 8 metrų ir ten kažkur pamatai žuvį ir tavo atrodo daug didesnį negu realiai pamatai, kai ištrauki. Bet čia jau tokie techniniai niuansai. Jo, gal taip surodėte, kad matytųsi žuvis, bet man irgi buvo, žinau, zardą, tada plaukiam, gaudėm užtvanku, o žuvis, ai ne, čia bus kokie 2 kilai, nieko gero, plaukiam toliau, žinai. Jo, galima maždaug. Čia taip ir, čia irgi taip, čia gal taip. Bet čia iš tikrųjų tas dalykas atėjo su laiku, nes kai tik pradėjau forwardų gaudyti užmetimų, tai faktiškai taikiausi į bet kokią žuvį. Nes buvo labai įdomu, reikėjo ir atitaikyti ir pravedimus, ir užmetimą tą patį, nes kaip ir minėjau anksčiau, labai svarbu yra pataikyti, o būtent starkių žvejybai tu turėjom pataikyti, taip sakant, po nosim.
Bet irgi negali iš uodegos pataikyti, jam labiau turi iš priekio pataikyti, kaip suprantu, vėlgi yra niuansas. Taip, dažnai būna, kad permeti žuvį, bet po to greitai pritrauki taip, kad masalas krystų maždaug galvos lygiai, netgi biškiai arčiau tavęs, jeigu žuvis juda į tave. Jo, bet tu turi spėti, jeigu juda gerai, bet jeigu stovi, kur ten, kur snukis, kur uodega, sunkiau pamatyti, ar ne? Ar jau taip pat įsigūdus? Su praktika jau galima atskirti, kur uodega, netgi jeigu žuvis stambesnė ir vandens sąlygos leidžia, nes mažai triukšmo ir echolotos nustatymai atreguliuoti, tai taip galima net pamatyti, kur yra uodega, kur yra pelekai ir kur yra galva. Jo, ir tas įdomumas, kad matai žuvies reakciją masalą. Taip. Kaip jinai elgės, gali spėti ir yra tas, man tai buvo stipriausia, gražiausia žiūrėtų, tai intriga stovi žuvis, matyma, kaip ten bus. Tai aplamai live sonaro turbūt didžiausias įdomumas, apart to, kad tu gali, faktiškai galim pavadinti medžioti jo, trofėjinį žuvį. Tu pamatai, kaip jinai elgėsi, kur jinai tam tikrų paros metu, kur jinai plaukė, kokie ten arealai, ar giliau, ar sekliau, nes labai dažnai būna, kad tie patys starkiai pakyla iki pat paviršiaus, tam metras nuo paviršiaus, būna, kad jie atsigula į dugną ir tu pilnai matai visą vaizdą su live sonaru, nes kaip anksčiau gaudant džigų, vis tiek iš šoninio ir downskano tu gali maždaug įsivaizduoti, kuriam maždaug lygiai stovi žuvis, bet gaudai dažniausiai nuo dugno. Nu tai. Tai va, o tikrai ne visą laiką, ne visada žuvis laikosi prie dugno. Dažniausiai jinai vis dėlto yra vidurinėse vandens sluoksniuose arba aukščiau. O kaip keitės, sakykime, iš džiugo tiek metų, kokie įsitikinimai žlugo ir kokių gal naujų žinių pasipildė? Vat vienas iš tų, tai dėl žuvies to stovėjimo dėlės plėšrūnės, kad dažnai būna vidury vandens ar aukščiau kažkur. Tai turbūt toks, didžiausias nenusivylimas, o turbūt atradimas, kad kai tu su šoniniu sonaru vėlgi randi žuvį ir bandai mėtyti ir nieko nepagauni, tai tau atrodo, kad jinai iš ten pabėga. Kažkur pasitraukia, tu vėlgi plaukiai ieškai, vėl surandi, vėl mėti ir vėl tau nesigauna. Bet su live sonaru tiesiog matai, kad tos žuvies aktyvumas yra, faktiškai galim sakyti, nulinis. Jis tiesiog nenori reaguoti masalus, ar netgi dažnai bėga nuo jo. Aišku, tai kaip yra, ta pasau irgi, tada kai gaudėm nuplauki, o žinai, starkiai, šitas, sako, stovi vertikaliai, čia, sako, neverta net stoti, nieko nebus. Tai gali net ir žuvies padėties kažkiek spėti, ar neaktyviai, ar ne, ar medžioja. Nebūtinai. Ta prasme, iš padėties jo galima, pavyzdžiui, stambėjai starkiai, visų pirma, jie vaikšto po vieną, labai lėtai, ir dieną jie kažkur tai slepiasi, nežinau, po medžiais, po vandeniniais, ten kažkokiose slėptuvėse ir į vakarą, ne visą laiką taip būna, aišku, čia pagrindė taip būna, bet į vakarą jie išeina, tai yra pagrindiniai momentai, kada jie išeina ir kada jie suaktyvėja, tai būna leidžiantis saulė ir tekant saulė. O, sakykime, naktį vis tiek pagauti ir naktim turbūt yra kažkiek, tai kaip naktį irgi pakilę būna daugiau, ar į kokius krantus eina, nes? Skirtingai, labai priklauso iš tikrųjų nuo vandens telkinio, taip patys tvenkiniai yra vienaip, vienoks žuvų elgesys, ežeruose yra biškiai kitaip. Bet tie patys stambiai starkiai, jie medžioja ir visą naktį. Tiesą sakant, nemačiau, kad stambus starkis labai greitai judėtų kada nors. Jie labai lėtai juda. O tai kaip jie pagauna tą žuvį? Maisto tokiu atveju. Tai vat, kaip tik, aišku, dėja nepavyko įrašyti, gaudėm prieš porą savaičių, prieš 3 savaitės Kauno mariose vakare. Ir matėm kelias atakas, kai starkis tiesiog medžiojo žuvelę, lakstė jie iš paskos ir galų gale jinai dingo. Tai va, tai... Aš atsimenu, tada paskutiniai žiaustam gaudėm Lakajuose, tai šitą kaip ešeriai seliavų būrys įrėžė didelį, ten jau 20 metrų, ten tokie, po kilogramą galbūt ar daugiau. Taip. Ir kaip išsklaido tą būrį, tai tas vaizdas, ko tikrai, fantastika yra. Tikrai fantastika. Ir be live sonaro tokį dalyką pamatyti, nebent su povandeninė kamera arba nardant.
Tai iš esmės starkis va toks va tas ir jisai gana lėtas, ta prasme, tingus iš to. Nu, ta prasme, kas liečia stambesnį žuvį, jo, sakau, neatsimenu tokio momento, kad jinai labai greitai lakstytų. Mažesni, tai nežinau, 3, 4 ar mažesni kilogramai, taip, jie būna, kad juda labai greitai ir dažniausiai tokią žuvį pagauti labai sudėtinga yra. Vienas dalykas, kad pataikyt ir antras dalykas, kad jinai būna neaktyvi kažkodėl. Tai kai juda, tai vienai perplaukinė gal iš vienos vietos į kitą, tada tas judėjimas ar vaikosi kažką. Gali būti, kuo mažesnis aktyvumas, tuo labiau žuvis bijo ir masalo, ir valties. Nes buvo tikrai žvejybų ir ne viena, kai, čia gal labiau apie lydekas, kai net neprisileisdavo arčiau negu 15 metrų. Tiesiog biškai pajaučia variklį, nesvarbu, ar tai benzininis, ar elektrinis, iš karto pajaučia vibraciją ir jinai pasitraukia. Labai greitai. Net tiesa, elektrinių variklio iš pastebėjimo bijo net labiau negu benzininio. Įdomu, atrodo, ir kylis didelis gauti vis tiek. Jo, tai... Cikliai, dar turiu tik pasakyti, kad cikliai nelabai tinka tas. Laipskenas, ten kokie 2 metrų gilio, turbūt naudos nebus daug iš oro. Jo, bandėm mes ir 2 metrų gilio, ir 3 metrų gilio ežeruose, labai daug triukšmo ir labai sudėtinga suprasti, kur žuvis, ar kur ten, nežinau, koks krumelis, ar dar kažkas, tai viskas susilieja, ekranas beveik baltas. Nežinau, gal mes tiesiog pataikėme tokius ežerus, gal ne visai korektiškai pasirinkom, bet su forwardu tikrai labai sudėtinga sėklos ežeriuose gaudyti. Tai realiai nuo kokių turbūt 5 metrų toks prasmingas. Jo, 4+, jau galima pakankamai komfortiškai gaudyti, taip. Ir kuo giliau, aišku, to geriau turbūt matosi pagal. Taip, bet yra tam tikrus ribos, nes ekrano dydis vis tiek televizoriaus nepastatysi ir ten gilis 20 metrų labai sunku vertinti. Ar tai žuvis, ar tai kelios žuvelės. Ir, aišku, santykinai jų žuvis ekrane labai stipriai sumažėja. Nes 8 metrų, faktiškai toks komfortiškas gilis yra, sakyčiau, nuo 6 iki 10 metrų. Tada galima atskirti net žuvį, kuri ilsisi kažkur ten dugno ir bandyti ją išprovokuoti. O kaip, vis tiek daugiau, ką girdžiu, kas gaudo tikslingai, tai yra starkis ir lydeka iš esmės, 2 žuvis. Ką medžioja dažniausiai, o kaip su šamais yra. Nes atrodo, smagu šamą pagauti, jeigu tu jį gali surasti. Jis gal sunkiau kaimat spiningo, bet didesnis gal iš tam. Tai kaip tik šiais metais esu pagavęs kelis šamus, tikrų šamus turbūt jau. Vienas gal apie 15, kitas apie 20 kg būtent užmetimų. Čia kaip tik mes plaukiam ir ieškojom žuvies su šoniniu, pamačiau šoniniam sonarė, ta prasme, vaizdą, ten, man atrodo, gal 5 ar 6 šamai buvo. Grįžom, pabandžiau užmest, vienas susidomėjo, negribė, aš tada antrą kartą jam užmečiau ir jisai labai sėkmingai suvalgė tą guminuką. Bet, žodžiu, jeigu taip pat kiek, sakykim, taip aišku, nuo dieną išsutinku dalykų, bet jeigu taip vidurkį žiūrėt, iš kiek surastų žuvų pavyksta pagauti arba bent išprovokuoti kibimą, koks tas santykis yra? Tiesą sakant, neskaičiavau tų santykių. Maždaug taip vis tiek toks yra. Viskas labai iš tikrųjų priklauso nuo žuvies aktyvumo. Nes buvo fantastinių žvejybų, tikrai fantastinių žvejybų, kur faktiškai bet kokiai žuviai meti ir jinai arba reaguoja, arba bando atakuoti masalą, arba tiesiog atakuoja ir ją ištraukia. Bet dažniausiai tenka padaryti labai daug metimų, kad išprovokuoti nors vieną žuvį. O kiek vienoje vietoje, sakykime, verta gaudyti tas pats, juk matai, ten nereaguoja žuvis, nes tada, kai žvejojom, tai toks vaizdas, kad 2-3 metimai viskas, nėra ten kontaktų ir tu plauki kitur, gaudai, ieškoti kitos žuvies. Pasikeitė galbūt netgi mano taktika su laiku, nes, kaip pasakojau anksčiau, bandžiau gaudyti bet kokią žuvį, nes tikrai buvo viskas labai įdomu, kaip reaguos, kaip masalą pravest, ar lėčiau, ar ten su trūktelėjimais, ar jie trukdo, ar netrukdo. Tada taip, kaip tu sakėjai, aš supratau, kad išodikas niekada negalima padavinėti, nes tada žuvis baigėsi, o jeigu jinai išsigando, tai faktiškai jinai tikrai jau negriebs masalą, nors jinai buvo aktyviai. Nežinau, gal kelis atvejus tokius turėjau, kad jinai išsigando, bet po to grįžo arba ten metus antrą kartą jinai griebė masalą, bet dažniausiai ten 99%, jeigu išgąstinai, galima ją pamiršti.
turbūt tam tikram laikui. Jo, bet turbūt kokia, aš bent iš to žvejybos jau, kad viena iš 20 turbūt kimba tada, kai mes bandėm, gal viena iš 15. Aš nedrįščiau tokių santykių išvesti, santykinai kiek iš užmetimų, sakau, būna žvejybų, kad turi 1 arba 2 kibimus per dieną, o užmetimų padarai, nežinau, 50, 80, 100, bet būna, kai sakau, kas antras kibimas. Metimas yra žuvis. Jeigu taip pat iš karto trofėjinė žuvis iš karto pradėjus naudoti, pasikeitė dydžiai žuvų rekordai. Iš tikrųjų, sakai, dėl to pradėjai naudoti, iš esmės greitai turbūt buvo pokyčiai. Kokie dabar, kiek pavyko, kokios didžiausios žuvis iš tų 3 metų? Starkis biški mažiau negu 7 kg, lydeka 6 kg, bet čia aš nepagerinau savo rekordo, bet ir lydekus aš gal mažiau gaudau negu starkis. Pagrindė mano žvejybos akcentas yra starkiai. Šamas 20 kg. Aišku, turbūt tokių apie starkių apie 5-6 kg ne vienas. Jau nebeskaičiuoju. Tai nėra kažkoks tai egzotika, nes kokiuose tikrai taip. Džigaujant, tai kažkokiuose Kauno mariuose, ten jau 4 kilai, tai kartą ten būna per 3 metus kartais, bent aš atsimenu iš tų laikų dar, jau ten kokie 5 kilai, tai apskritai fantastika, žinai. Džiguojant pagauti trofėjinę žuvį tikrai labai sudėtinga ir pasitaiko daug greičiau negu gauti ant live scenarų, nes biškis skiriasi jos arealas, kur jinai laikosi, jinai labai retai ant dugno. Jeigu negulė ant dugno, tai greičiausiai jinai bus visiškai neaktyviai. Arba negulės savo slėptuvėj. Galima, aišku, iš ten ją bandyti pagauti. Tiesa, kad mes su tavim bandėm. Iš po medžio, man patiko toks geras medis ir sėdėjo 6 lydekos iš tenais, iš kurių viena išlindo ar 2. Nežinau, ten gal ir starkis buvo, bet ten buvo tikrai labai įdomi. Ne, Lakajuose, tu nelabai starkis. Ne, Lakajuose, čia. Ten buvo irgi buvo variantas, jo. Kai užkybo, aš jį palaikiau gal kokios 6-7 sekundės, beveik ištraukiau. Jisai nusipurtė ir aš mečiau jam antrą kartą ir jisai vėl grėbė. Jo, čia tai buvo tikrai. Čia toks išskirtinis atvejis, labai retai. Arba mušė ir dar į viršų kilo vėjosi, ta prasme, iki viršaus, ten per kokius 5-6 metrų šovė, tai turbūt taip retai būna. O kaip jau kalbėti apie padavimą? Žmonės irgi, kaip, sakykime, lydekai panot ir kaip starkiai iš to iš esmės yra skirtumas ir ta pati animacija, darbas su masalu. Tai ką pastebėjau vėlgi iš savo patirties, kad geriausiai veikia toks lygus pravedimas, be jokių papildomų masalo šokdinimų, nes dažniausiai, tai turbūt vėlgi 90% žuvis tiesiog atsikabina, ta prasme, jei pasidaro tas masalas nebeįdomus. Nežinau, gal neišsigąsta. Jeigu sujudini, ne kažkaip. Jo, jeigu sujudini. Dažniausiai toks lygus pravedimas, ta prasme, tu jį numeti kažkur prieš galvą, pristabdai masalą, kad jisai labai lėtai nusileistų ir toliau pradedi vesti. Jeigu matai, kad žuvis susidomėja, tai toliau irgi reikia stebėti, kaip jinai susidomėja. Nes dažnai būna, kad tas pats starkis seka iki pat valties masalą, bet jo neatakoja. Ir prie valties turbūt jisai pamato valtį, išsigąsta ir vėl kažkur pabėga į šoną. Bet jeigu tu pradedi tokį pravedimą lygų, tai ir žuvis pradeda greitėti, tai labai gerai suveikia, kai tu pradedi irgi greičiau traukti masalą šiek tiek. Nelabai greitai tam, kad tiesiog jisai net nepasieks, o tiesiog irgi pagreitini. Jeigu vėl pagreitėja, dar pagreitini. Ir tokiais momentais dažniausiai jinai užkimba. Ta prasme, taip jinai yra išprovokuojama. Tai va, o kaip ir minėjau, tokie šokdinimai masalų dažniausiai visiškai naudos neduoda, o tik tai atvirkščiai gadina. Ypač starkių, sakykime, nemėgsta starkiai tokių dalykų. Jo, starkiai tikrai nemėgsta tokių dalykų. Su lydekam šiaip panašiai. Vėlgi paminėsiu, kad su lydekom lydekas aš mažiau gaudau. Tai turbūt, kad tik šiais metais ten turėjau gal kokių 10 tikslinių žvejybų lydekų. Su Panoptiksu, aišku, labai sėkmingai gaudėm mes gegužės mėnesį sezono pradžioj, tikrai buvo labai fantastinės žvejybos. Aišku, kažkokių ten didelių trofėjų nepagavom, vėlgi 5-6 kg pasitaikydavo. Bet kas liečia pravedimą, turbūt aš labai stipriai neatskirčiau. Tiesa, yra toks vėlgi įdomus momentas, kelis kartus ir su lydekam esu užtaikęs ir su starkiais. Kai mečiau, nepataikiau, numečiau biškį į šoną, 2-3 metrais
ir pradeda greitai išsukinėti valą, masalas tada fantastiniu greičiu juda ir žuvis sureaguoja, kažkas jai sutrigerino ir jinai pradeda įvytis. Nors atrodo, kad tu užmetei tam prieš tai jam 2 kartus ir jokios reakcijos nebuvo, bet ant šito greito patraukimo ir lydekos ir starkai pakankamai dažnai sureaguoja ir pasivyja masalą ir grėbė jį. Dar, sakykime, irgi ką pastebėjau, žinau, masalų dėžutė, iš to pažiūrėjau tave, kad nėra, kaip įpratėme, žvejai milijonas ten spalvų, ten kažkokiu, tai ten niuansų sąlyginai vos ne 2 spalvų masalai. Tai supratau, kad ta spalvų teorija nelabai tikintis, iš esmės. Kaip pat yra gradacija, jeigu taip pat gali su laipskenu žuvidamas daug pamatyti, kodėl, kas yra svarbiausia, tose pirmoje vietoje žuvį norint pagauti. Ir kas mažiau svarbu, tai kalba, sakykime, būtų tikslumas užmetimo, masalo dydis, ten spalva, kažkokia ten, nežinau, ten uodegos forma, vis tiek kalba apie guminukus truktaino. Tai pasakyti, kad dažniausiai guma gauna. Vobleriais nelabai eina gaudyti su laipskenu. Galima gaudyti turbūt su vobleriais, nes, kaip minėjau, starkis yra vasara, labai dažnai pakilęs iki 1,2 m nuo paviršiaus naktį arba ten vėlyvą vakarą. Ir tikrai manau, kad galime gaudyti su vobleriais, bet naktį labai nepatogu. Vienas dalykas su užmetimu, su pravedimu, daug trišakių, naktį nieko nesimato, galima ir taip ir tą trišakį į ranką savo varyti netyčia. Bandžiau porą kartų, nepatiko, grįžau vėl prie silikoninių masalų. Kažką norėjau pasakyti, pamiršau. Tai va apie to, sakykime, prioritetus. Kas svarbiausia? Arba galvakablio svoris, jeigu silikonų ir viskas. Kaip jau sugraduotum nuo svarbiausio iki mažiausiai svarbaus. Čia toks sudėtinis dalykas, nėra taip, kad paimi vieną kažkokį aspektą ir gali sakyti. Vis tiek, po 3 metų žvejybų daugybė, ta prasme, jau ten, nežinau, turbūt jau 100 perkopavo, taip kaip. Masalo dydis, aš turbūt į pirmą vietą dėčiau masalo dydį. Taip. Nes tikrai skirtinguose vandens telkiniuose veikia skirtingo dydžio. Pats naudoju kažkur nuo 5 colių iki 8. Dideli masalai ganėtai, bet... Jo, ganėtai dideli masalai, tai gaunasi čia nuo turbūt 14 iki 20 cm. Jau daugiau, 20 kokių 4 turbūt. O ne, 8 coliai jau toks. 8 apie 20 turbūt. Gal. Bandžiau su dideliais masalais lydekas gaudyti, stambes lydekas, tikrai buvom radę ne vieną ir ne 2, bet kažkaip be kažkokio ypatingo rezultato. Buvo susidomėjimas, bet iki atakos taip ir nedaėjo. Tiesiog nežinau, galbūt metant mažesnį masalą lydeką neplamai nereaguoja, meti masalą kokį nors džiantą apie 25 cm, jinai tą masalą pamato, palydi. Ir pasitraukė. Nežinau, gal tiesiog jinai išsigąsta, gal tiesiog jinai galvoja, kad čia yra kažkokia grėsmė ar dar kažkas, nežinau, negaliu pasakyti už lydeką. Bet kas liečia starkių žvejybą, tai tikrai didis, nes yra vandens telkinių, kur bandant gaudyti su 20 cm masalais, žuvis tiesiog baidusi, bet kai uždėti mažesnį, apie 5 arba 5,5, 6, tai yra 14-15 cm, viskas pasikeičia ir susidomi, ir atakuoja. O yra dėsningumų, kad, sakykime, kuo didesnis vandens telkinys, tuo didesnį masalai veikia. Ar čia toks teorija tik tai? Gal mitybinė bazė turi įtakos šią atžvilgį? Galbūt ir galima tai pasakyti, bet turbūt nedrįščiau tai pasakyti, kad nuo vandens telkinio tas kalbas labai priklauso. Biškai skiriasi elgesys tų pačių starkių ir vietos, kur jie laikosi tvenkinių, dirbtinių tvenkinių ir pačių ežerų. Jeigu taip trumpai apibūdint, vis tiek, manau, įdomu žvejam, kurie gal tą laipskeno neturi, gal ir neturės, bet vis tiek kažkur ieško žuvies, kokios išduot, kur to didelio starkio tvenkinį reiktų ieškoti. Užtvankui, nežinau, kokį čia pavyzdį paimti. Jeigu yra kelmynai, tai būtinai reikia aplankyti kelmynus. Kelmynai, čia jau yra klasika. Taip, čia yra klasika, nes starkais tikrai dieną ten sėdi. Ir didėjai starkiai, ir mažėjai starkiai, ir netgi kartais būna matai, kad yra kokia nors šaka, ir aplink šaką yra kokie 10 starkių, kaip lopukai. Arba tie didėjai starkiai kažkur pasislėpia ten biškai giliau tarp šakų.
Vėlgi tai priklauso turbūt nuo metų laiko. Jo, nuo metų laikų. Tai ar pavasarį galbūt šiek tiek vienaip, vasarą yra kitos vietos, pavyzdžiui, rudenį, tai aišku, čia yra giliausios vietos, ten, kur laikosi, pavadinkime tai baltažuvis, jo, maitinimo bazė. Tai tikrai starkiai seka iš paskos, tikrai ten susirinka ir, tarkim, paėmus kalno marias, tai yra vagoj. Vagoj. Čia apie rudenį kalbai. Apie vėlyvą rudenį. Vėlyvą rudenį, ne? Jeigu paimti vasarą, tai ant šlaitų, kartais ant seklių vietų, ten gali būti gilis ir 4, ir 5 metrai, kažkokie kalniukai povandeniniai. Bet pagrindė tai yra šlaitai. Tai va, o ežeruose, pavyzdžiui, koks skirtumas, kur ežeruose laikosi starkis? Neturiu aš labai daug patirties iš ežerų, bet irgi tai yra kažkokios duobės ir ne pati duobė, o aplink duobės. Tai yra išėjimai iš duobių, jo. Tai ten, kur iš esmės laikosi ta maitinimo bazė vėlgi. Turbūt pagrindinis principas, norint ieškoti stambesnės žuvies, tai reikia aplankyti tas vietas, kur laikosi smulkesnės žuvis. Bet starkius irgi, ar žiūrėti, ar vis dėlto jie ten medžioja daugiau, sakykime, kažkokius ten plakius, kojas, ten kokius mažesnius karšius, laikosi prie didesnės žuvies stambios. Ar vis dėlto ten gali būti, nežinau, aukšlių ten būriai, ten ar dar kažkokios smulkmės? Šiaip skaitosi, kur yra daugiausiai plakių, ten yra ir starkių. Aš girdėjau tą teoriją, bet tai Laipskianas tą patvirtina iš esmės, ar ne? Sunku atskirti, ar tai bus plakis, ar tai bus koja. Iš esmės galima... Bet tu pasai didesnė biški žuvytas, tu pasai ne visai mailius ten kažkoks tai ten. Ne visai mailius, bet naktį neretai aš randu starkius, nežinau, kokiuose giliuose vietose iki 8 metrų, kur aplinka aplamai nėra žuvies. Maitinimo bazės. Jinai ten būna, leidžiantis saulė, bet vėliau jinai pasitraukia kažkur. Bet seklumas, pavyzdžiui, mano irgi čia draugai daug kas ir pats laidą daręs, kai gaudo, pavyzdžiui, Kauno mariose, nuo kokio realiai spalio, sako, ir vasarą tas pats 1,5–2 metruose, bet naktį nekalba. Iš viso, krantuose, galima sakyti. Aišku, ten nedidėjai starkiai, dažniausiai ten tie tokie jau kasdienė duona, ten kilas 1,5–2, ten gal 2,5 geriausiu atveju. Tai, žodžiu, o lydekos dabar, taip irgi. Kuo skiriasi, sakykime, nuo starkių buvėjai? Šiaip tikrai nemažai lydekų yra didesniuose giliuose. Ir turbūt įdomiausia juos ten gaudyti su laivskopais, negu ant kalniukų tarp žolių. Nes iš tikrųjų buvo bandymai, mes gaudėm tiesiog nuo kalniukų, kur daug augalijus. Ir meti masalą ir su laivskopu tiesiog stebikas, kas ten vyksta. Ar persekioja, ar nepersekioja. Tai būdavo atveju, kai 2 persekiojo, 3 nuo dugno atakoja, visokių įdomių tokių istorijų buvo. Tiesa, dar viena buvo įdomi istorija, to pasakojau, kad mes pagavom aklą starkį. Jisai nebuvo didelis, atsigrėbė masalą apie 20 cm. Toks atrodė biški, kad, atrodė, kad jo gyvenimas tikrai sunkus, jisai toks buvo biški apdraskytas. Bet tikrai matėsi, kad jo akis pažeistos ir tokios baltos spalvos. Bet jisai puikiausiai atakavo masalą. Jisai neatrodė visiškai sukūdęs, visai tvarkingai. Apie 300 kg. Jeigu apie lydekas, sakykime, ežerus dar kažkiek grįžtant, tai pasakai, giliai mėgsta, tai kokiuose giliuose tas yra tas giliai, tai ten ta prasme, kiek iš vis giliausiai tų žuvų matosi? Ar labai giliai, kiek ta lydeka gali nusileisti, ar meškerys? Lydekas tikrai gali giliai nusileisti ir gali gulėti ant dugno ir 15 metrų giliai, 13 metrų mes tą matėm. Matėm ir 20 kažkas plaukia tose. Bet turbūt įdomiausios tos, kurios medžioja viršutiniuose vandens sluoksniuose, tai 2, 3, 5, 8 metrų. O paviršių, bet ten gali būti ir 50 metrų toje vietoje. Taip, toje vietoje gali būti 50 metrų. Ir aišku, ten, kur 50 metrų, ten turbūt seliavos būna ir tada vis seliavos orientuojasi, ar ne? Labai dažnai yra ešeriai tokiam pačiam gilį plaukia ir, nežinau, gal kitų žuvų būreliai. Bet labai dažnai lydekos ten medžioja. Tai iš tikrųjų ta tikslinė žuvis, kuri gaudoma su panoptiksu, yra ta pati tikslinė žuvis, kuri gaudoma su vilkiaudama. Iš esmės jo persidengia su vilkiautais, esam konkurentai kažkuria prasme. Iš esmės vietos yra labai panašios, nes tikrai vilkiautai irgi gaudo
dideliuose giliuose ir tikrai neleidžia masalo labai labai giliai. Tai gali jis eiti ir 5, ir ten 8 metrai. Tai žuvis ta pati iš tikrųjų gaudoma. Dabar jeigu kalbant iš tikrųjų apie laimikius tokius fantastinius, o tokie, kad čia irgi mitai, kad čia, ne mitai gal iš tikrųjų yra tiesa, nes yra šitie priemonės, yra kažkuriuose valstybėse dabar nurodytas ašies draudimas, jis draudžia. Ir pas mus yra kalbos labai rimtos, kad čia vat išgaudys starkius, lydekas ir taip toliau. Reiktų draust, arba mes siūlom irgi tarybai visgi trofėjinį žuvį saugot, nedraus kažkokias priemonės, bet pačią žuvį kažkiek, pačią didžiausią rekomenduoti arba draus net įimti. Čia irgi diskusijos vyksta. Ar gali žmogus, ta prasme, tikrai, jeigu žuvį visą, sakykime, imtų, daug žalos gali padaryti su tokiu dalyku? Lygiai taip pat, kaip ir kiti žvejybos būdai, sakyčiau, to pačiu džigu galima labai sėkmingai surinkti labai daug žuvies. Galbūt dydis bus biškai mažesnis, bet kiekiai gali būti įspūdingi. Lygiai taip pat su vilkėjimu galima surinkti labai daug žuvies ir dydžiai bus įspūdingi. Lygiai taip pat ir su laivskopu, jeigu užsibrėžti savo tokį tikslą, kad prigauti daug žuvies ir viską pasiimti, manau, kad tai galima pasiekti, bet aišku, tai nebus kasdien. Nes vėlgi viskas priklauso nuo žuvies aktyvumo, bet būna dienų, kai tikrai labai gerai veikimo žuvis ir lydekos, ir starkiai, ir galima pagauti ar 10 ar 15. Pats žuvį paleidai, kiek žinau. Taip. Aš nepaleidžiu 100%, aš pasiėmu 1-2 žuvelės, aš pasiėmu, bet dažniausiai 95% aš paleidžiu žuvį. Vėlgi dabar su paleidimu kalbėti yra, sakykime, yra tokia nuomonė, kad vis dėlto iš didelio gėlio ištraukus žuvį jinai neišgyvens. Tai ten nežinau, už 20-15, jeigu ten būtų. Taip, čia tikrai yra tiesos, nes ne vieną kartą visi turbūt matėm, kai nepriklausomai kaip tu gaudai, ištraukiant žuvį iš didelio gylio, tiesiog išlenda jos puslė ir kad jinai išgyvens, turbūt šansų jau nėra labai daug. Tai va, bet aš asmeniškai stengiuosi gaudyti, kaip ir minėjau, kažkur iki 10 metrų. Galbūt čia vietoje irgi svarbus dalykas neforsuoti. Nes su lydekom būna paprasčiau, su starkiais jiem yra sudėtingiau nuleisti orą iš puslės. Plius yra dar nuorinimo priemonės, kai su adata galima į tą išsipūtusią puslę šiek tiek išleisti, nuorint nušleisti orą. Jo, čia irgi teko girdėti iš teologo, kad čia gal nelabai gerai, nes ta puslė neprisipildys, ta žuvis, aišku, jinai nuplauks, nuskęs, bet ar jinai paskui gyvens, ir kaip jinai gyvens. Labai svarbu yra nepersistengti, iš tikrųjų, kaip tu ir sakai, kad jeigu norėsi per daug, tai jinai tiesiog nuskęs. Ir aš nežinau jos likimų toliau, svarbu, tiesiog žuvis turi atsistot, negulėt ant šono, ne vandenį, negulėt pilvų į viršų. Tiesiog jinai turi tvarkingai atsistot ir pati laikytis tokios padėties. Vis tiek, tu laipskenų matai, kaip jinai elgesi, sakykim, pagauta po paleidimo, tai kaip dažniausiai koks elgesys. Ant dugno nusileidžia? Jo, jinai nusileidžia į maždaug panašų gylį. Tai, pavyzdžiui, jeigu jie pakankamai greitai, jeigu puslė neišlindo ir jeigu jie pakankamai greitai paleis, tai mano manimu turėtų būti viskas gerai su to žuvimi. Darbą tai irgi rodė, kad stebėjausi, kad dideli guminukai, bet nestatai stingerių papildomų gale. Tai irgi turbūt susijęs su paleidimu žuvies. Taip. Tikrai savo praktikų turėjau, naudoju stingerius ir turbūt... Stingeriai, priminsiu, tai yra atskiri pavadėliai su trišakiais, įsigamigumo, gal ne visi žino čia. Taip, aš naudoju 2 trišakius apačioj, ant guminuko, tai pavadinkim pilvo, apatinės dalies. Su jais yra keli įdomus momentai. Vienas dalykas, kad turėjau ne vieną kibimą, bet pakertant žuvį tiesiog ištraukdavau tą masalą iš burnos. Ir kai ištraukdavau iš vandens, matydavau, kad jisai yra sulankstytas ir tie abu trišakiai yra viduje masalo. Tiesiog, kai starkis įsiurbė, jisai sulanksto masalą ir tie trišakiai tiesiog patenka į vidų dažniausiai. Tai čia vienas dalykas ir, faktiškai tada tu nepakerti žuvies, jo tiesiog išimi iš burnos. O kitas dalykas, kad tikrai buvo kelios, man atrodo, stambios žuvis ir po šitų atveju aš atsisakiau stingerių, kai starkis giliai ryja
ir neina tvarkingai ištraukti tų stingerių, nes būna labai dažnai, kad ryja iki pat gerklės ir tas stingeris... Žiaunas kažkur įsminga. Vienas į žiaunas, kitas į gerklę ir jisai ten užstringa ir ištraukti iš ten jau faktiškai neįmanoma tvarkingai. Tai vat, buvo tokie 2 atvejai, kai bandžiau dar paleisti, bet jau nebuvo šansų, kad žuvis išgyvens ir teko pasiimti ir po to laiko aš atsisakiau. Naudoju galvakablį ir 3-šakį galvakablį, tai yra guminuko. Priekį. Jo, priekį, taip. Nes dažnai turbūt irgi čia toks dalykas, sako, žygavimą, žinau, kad starkiai duoda į galvą, tai su laipskiopu gal ten nematai, kaip, nelabai aišku, tu matai, bet vis tiek kažkiek tai tas. Ar tai tiesa, kad iš galvos pusės dažnai atakuoja? Jo, taip, tikrai taip, bet dažniausiai būna, kad jisai praėjo masalą ir tas 3-šakis kažkur tai viršutiniai daly lieka. Ir jeigu užsikabina, tai užsikabina už žandikaulių, viršutinę, apatinę, to kaulo. Ir išeina tvarkingai ištraukti ir paleidžia žuvį. Jo, ir ko dar stebėjausi labai, kad įpratę visi tokiam dėliom gumom, tai ten galingi kotai, multikai, stori valai, o tu gaudai ten tokių, kotukų iki 17 gramų tam. Kuris pavyzdžiui 50, taip. Jo, čia jau turi amerikoniškis pinigai šitą džiaugsmą. Šitą džiaugsmą, taip. Jo, bet iš esmės, nebaisiai galingų įrankių. Jo, su įrankis turėjau nemažai įrankių. Vėlgi viskas priklauso nuo paties kažkokių preferencijų, kas labiau patinka. Vieniems patinka ekstra fastai, kitiems fastai. Aš labiau mėgstu fastus, man labiau patinka kalmariniai kotai. Kitas dalykas yra kiti aspektai kaip valties dydis, ar tau patogu ar nepatogu, nes pavyzdžiui pas mane dabar valtis yra 420 ir su ilgu kotu tikrai nėra labai patogu tvarkytis. Ir aš naudoju kotus apie 210, 220 užmetimui, 230 jeigu forwardų gaudant, jeigu vertikaliai, tai aš tiesiog turiu 2 basinius kotus, kurie mano supratimu puikiausiai tinka. Vertikaliai, nes kai mes gaudėm forwardų, bet prieš tai sakė metus ar 2 sezonus ganai vertikaliai atgaudė. Kodėl perėjai į forwardų būtent už to? Ar jau nebeįdomu vertikaliai, ar rezultatai prastesni? Vertikaliai, dėl ko perėjau, irgi toks buvo įdomus atvejis. Aš atvažiavau į tvenkinį ir suradau tikrai nemažai žuvies. Gilis ten buvo apie 8, tai gal 9 metrus, kažkur 7. Ir nesėkmingai visą vakarą ir pusę nakties bandžiau atsistoti virš to žuvies. Man pavyko galbūt 1 kartą, nes žuvis baigėsi ir visą laiką pabėgdavo ir aš tada labai stipriai susinervinau. Paėmiau kotą ir pradėjau mėtyti ir pagavau už pirmo mėtimo. Tai čia irgi toks sėkmės atvejis, kaip su vertikalių pradžia, kai man pavyko pagauti. Taip ir čia ir nuo to laiko aš pradėjau gaudyti forwardų. Dabar, bet irgi, sakai, kateris, aš atsimenu, tam gaudėm džigų, tai buvo ilgesnis kateris, ten didesnis laivas, pasikeitė į laivai mažesnį. Taip. O dėl ko? Būtent dėl to, kad pradėjau gaudyti su panoptiksu. Nes su dideliu kateliu tikrai ne visi telkiniai yra pasiekami. Nežinau, galima turbūt ar abiejų rankų pirštų suskaičiuoti, kur tu gali numesti 5 metrų katerį, kuris svėria ten apie toną. Ir privažiavimai, ir patogus valties nuleidimai, taip vadinami slypai, tikrai ne visur yra. O su mažesnė valtė, kurį turiu dabar, aš faktiškai bet kur galiu, kur yra šiek tiek plius minus patogus privažiavimas, kur galima privažiuoti ir su priekaba, aš beveik visur galiu numesti tą valtį. Plius turbūt variklis 9.9, kuris leidžia, leidžia taisyklės daug kur plaukia, daug daugiau negu kai su galingu varikliu. Yra pažįstamų, kurie ant didesnių katerių irgi statosi 9.9 ir bando gaudyti, bet vis tiek tai yra, mano supratimu, nėra labai patogu. Šita valtis yra manevringa, ją galima greitai sustabdyti, jinai turi mažesnę inerciją ir kaip minėjau, galima visur tą valtį mesti vandenį. Beveik visur. O dabar toks irgi vis tiek, kur yra didesni kateriai, šiaip apskritai ir daug žuvies didelės pas mus yra, čia amžinas klausimas, nes iš vienos pusės merčia viską, mes čia nugaudėm, pramonė išgaudė, pramonės nėra, dabar patys išgaudom, dėl to žmonės ten į Skandinavus ar kažkur važiuoja. Iš kitur girdžiu, iš ypatingai nardančių žmonių, kad sako, žuvies didelės čia matom, čia kiek ešerių, sako, iš čia gaudyti nemokat. Tai ar turim daug tos didelės žuvies, daug tu jos matai?
vėlgi, subjektyvus. Šiaip, mažai, palyginus, ta prasme. Tikrai pradėjus gaudyti su Live Sonaru, su Panoptiksu, pamačiau, kad tikrai žuvies yra. Ir stambiau žuvies yra, ir yra milžiniškų ešerių, kurie laikosi visai ne ten, kur aš galvojau prieš tai. Kad nebūtinai tai yra kalniukai ir vidurinėse vandens sluoksniuose ir didelėse gylėse galima pamatyti labai didelius ešerius. Ir netgi ežeriuose, kur aš negalvoju, kad jų tiek daug yra, pamačiau, kad jų yra ten tikrai labai didelis kiekis. Būtent pavadinkime trofėjinius jo kilogramas plius. Tiesa, jie puikiausiai atakuoja masalus 15-16 cm. Pagavo, žodžiu, taip irgi, bet tikslingai negaudai tiesiog. Ne, tikslingai, aš ešerių kol kas tikslingai, buvo tokių minčių, bet kol kas dar nedėjau rankos, bet taip esu pagavęs. Begaudant starkius, užkirpdavo ir ešeriai, ir stambus ešeriai. Tai iš esmės tos žuvies didelės yra dabar, bet vis tiek gaudai turbūt dalinai ir tose pačiuose telkiniuose, ką ir prieš 3 metus gaudydavai, galbūt ar ne. Taip. Ar žuvies daugėja, ar jos mažėja, tos trofėjinės žuvies, kokie įspūdžiai? Tai sunku vertinti, nes prieš 3 metus ar 4 aš gaudžiau džigų ir tai buvo visai... Bet pat su Laipskenu, kai gaudai vis tiek, kad ir 3 metai, kažkokią gali matyti tendenciją, ar jos mažėja, ar jos išsigaudo, gal jos kaip tik daugėja, čia pramonės. Negaliu pasakyti, ar daugėja, nes visą laiką atrandi vietas, kur ta žuvis, kaip pavadinkim, lankosi jo, kur jinai gyvena, kur jinai medžioja. Ir atrandi vis naujesnės tokias vietas. Nes, paėmus tą patį Kauno marių, tai su kiekvienu išplaukimu aš atrandu kažką naujo. Ir, taip, sakykime, teritorinė prasme ir tos stambios žuvies buvimo prasme. Ir tikrai šiais metais mačiau ne vieną, tikrai labai stambų starkį. Aišku, aš galiu taip sąlyginai vertinti, bet 6-7 kg tikrai mačiau ir ne vieną. Ir didelių lydekų mačiau. Yra žuvies. Taip negali sakyti, kad mažėja. Norisi, kad, aišku, būtų daugiau visada, bet tikrai yra. Tikrai nepasakysiu, kad pas mus tušti ežerai arba Kauno mariose nėra žuvies. Tikrai yra. O dabar, sakykime, ar galima sakyti, kad ten, kur gali laisvai įsileisti katerį, mažiau žuvies arba jinai labiau baidosi, negu ten, kur gal kažkokia ežeriuka, kur nelabai kas žino arba negalai galiu įsileisti, ten jau sudėtingiau. Vienareikšmiškai galiu atsakyti, kad tikrai taip, ir preisingas didesnis ir žuvis baidosi tikrai labiau ten, kur yra daug valčių. Žodžiu, žuvis prisitaiko prie naujovių ir vis tiek tas atsargumas didėja. Prisitaiko, ta prasme, pabėga. Tai visgi net ir šitas nėra toks jau panacėja, kad jau čia viskas išgaudys. Ir tokių ežerų, kur labai sunku įsimest valtį, tikrai tikimybė pagauti turbūt didesnį trofėjų arba pagauti. Nes tikrai ne visada pavyksta, yra didesnė. Tikrai didesnė. O kaip pat irgi asmeninė nuomonė apie tą, jeigu trofėjų daryti kažkokį tokį draudimą, nežinau, lydeką ten, kokius 7 kg saugot, starkį nuo 5, ar ten, čia įvairiai, čia dydžiai įvairuoja, bet iš esmės nebūtų didelių problemų. Aš tai žiūrėčiau visai teigiamai. Nes paleidus tikrai yra didelį tikimybė, kad tu tą žuvį pagausi dar kartą, po metų jinai bus dar didesnė. Ir tu padidinsi savo rekordą. Nes pasiimti, kokią neaimu daug žuvies, tai tikrai matyčiau, žiūrėčiau tai labai teigiamai. Aišku, čia toks klausimas, į kurį sunku atsakyti, bet vis dėlto, kaip tu manai, kiek žmonių naudojančių Laipskenus, jų tikrai daugėja, aš matau. Tikrai daugėja, kaip ir tu, pavyzdžiui, būdavo seniau tas elektrinis inkaras, kažkokį jau čia panacėja, tai dabar ežere pasižiūri, kad tu ten, su virvėm vienas kitas tik tai ten jau plaukia. Kiek žuvį įima, taip pat, kiek procentaliai mūsų, kiek pagauna iš tikrųjų, kiek tas, kokį daromas. Kaip tu minėjai, kad... Ir galima sakyti tokią, teoriją, aš girdėjau ne vieną, kad jeigu žmogus turi ten, nežinau, kelis tūkstančius eurų, ten kelias dešimties, sakant, jeigu supirk katerį, viską su džipu, tai jam jau, ten tos mėsos nelabai reikia. Labai skirtingai būna ir turbūt labiausiai galime vertinti išplaukius Kauno marias pavasarį, gegužės mėnesį. Ir pamačius skirtingus laivus ir paprastus pripučiamus valtis ir galingiausius katerius prie starkių lizdų. Šeriautai vadinami. Jo, taip vadinami šeriautai. Taip. Tai negaliu atsakyti už kitus žmonės. Dar vienas dalykas, kad tikrai ne visiems sekasi, kiek žinau, tikrai ne visiems pavyksta pagauti su laivskopu.
nes ten tikrai takoja labai daug aspektų, reikia labai daug dėmesio atkreipti, kaip stovi sonaras, kaip jisai sureguliuotas, ir horizontaliai, ir vertikaliai, ir ta rodiklė, kuri yra ant kiekvieno rotatoriaus, kad tenai turi stovėti visiškai lygiagrečiai su pačiu sonaru, nes kitaip ir užmetimas bus visiškai kita pusė. Nu, ne visiškai kita pusė, o keli metrai tu nematysi masalo. Tai labai dažnai, kas nemato masalo, tai šitas aspektas gali labai stipriai įtakoti. Ja. Tai kai tu nematai masalo, tu negali pagauti žuvies, nepavyksta, viskas metu šitą reikalą. Jo, iš tikrųjų, mane tai asmeniškai gal irgi taip iš šono pasižiūrėjus, tai atrodė, kažkokia romantika, pasižiūri gamtą, tu ten pagaudai, kad ir džigaudamas. O čia iš esmės kažkokios lenktynės dalyvauja, žinai. Medžioklė. Ekranas, kažkur čia pedalai, kažkas reguliuojasi, tas sukiuojasi, du varikliai, ta prasme, toks kažkoks, tiesą pasakius, jo, žinai, kaip kompiuterinis žaidimas, tik tai, kad čia, žinai, vyksta realiai, žinai, ne vieną ekrane. Ar tai neduoda tokios, kaip sakyt, priklausomybės kažkokios, sakykime, ar gali sau leisti, išplauk padžigauti, ar buvo noras, kad dar... Jo, tikrai buvo atsiradęs noras ir tikrai kelias žvejybas bandžiau žvejot džigų. Ne visada pavyksta, nes labai greitai jeigu nekimba persijungi į LiveScope ir viskas. Jūs galite LiveScope ir džigavimai naudoti, iš tikrųjų naudos bus vis tiek susirasti ant tas tarkim dugno. Galima, taip, žuvies paieškai, taip, tikrai taip. Galima naudoti ir žinau, kad, negaliu pasakyti, ar dauguma, ar mažuma naudoja būtent žuvies paieškai, LiveScope ant dugno, džigavimą. Tiesiog pasižiūri, ten ar ant to šlaito yra žuvies, ar nėra, ir tada užmeta ir žvejoja. Tie, kurie medžioja, jų gal nėra iš tikrųjų labai daug. Kurie medžioja, tai yra seka žuvį, nes buvo atveju, kai surado žuvį, teko ją vytis, po to mes ją pamesdavom, po to mes ją vėl surasdavom, po to vėl pamesdavom, tai vyksta kažkur 20-25 minutės ir galų gale neužkimba. Tai būdavo ir tokių atvejų, kai tu matai, kad jinai aktyvi ir kad yra tikimybė, kad jinai griebs ir tada tiesiog persikioja, galima tai pavadinti. Tai tikrai buvo tokių. Tiesa, norėjau dar dėl aspektų, dėl masalo dydžio, spalvos. Apie spalvas, bet iš tikrųjų pametėm temą. Jo, pametėm tą temą, tai masalo dydis tikrai turbūt pirmoje vietoje. Tiesiog reikia bandymo būdų žiūrėti, ten stambesnis masalas, bijo mažesnį masalą, ten jau kažkaip ar ramiau reaguoja, ar netgi ten galbūt seka. Kitas dalykas tai yra pravedimas. Tai, kaip ir kalbėjom, jeigu dabar viską taip reziumuot, kad tikrai niekada negalima padavinėti iš uodegos. Tai yra, jeigu stovi žuvis ir tu ten pusę metro virš jo pravedi iš uodegos, tai 99% jinai išsigąsta ir pabėga. Kitas dalykas, kad tie šaldinimai masalų, jie suveikia, kartais tikrai suveikia, kai žuvis aktyviai. Taip, bet jeigu jinai nėra aktyviai, tai dažniausiai tai baigėsi to, kad jinai pabėga. Va, ir turbūt trečių aspektų, taip, galbūt spalvos, bet neatspalviai. Turbūt iš dar mūsų praeitos žvejybos matei, mano masalų spalvos. Jo, aš stebėjausi, kad praktiškai dviejų spalvų masalai jo. Kokia žaliai ruda yra ir kažkokias ryškalas, viskas, ta prasme, ten nėra kažkokių. Tai realiai atrandi spalvą. Nieko nepasikeitė, viskas tas pats, visi mano masalai maždaug panašių spalvų ir tikrai esu atitaikęs ir pravedimą, nes kalbant apie ne masalos, kalbant apie meškeres, jo, kad aš naudoju ten 230, kas yra patogu, plus labai svarbu yra, man, nes galbūt skirtingiam masalam tai nėra svarbu, pintas valas, kurį naudoju, jo, aš naudoju storą. Storas tai kiek yra? Storas pagal japonus dviejukas, nuo 2 iki 3. Čia priklauso nuo masalo dydžio ir nuo... Čia kažkur būtų nuo kokio, turbūt nuo 0,2, galvoju. 0,2 kažkur, tai turbūt aš ne... Nuo 0,2 iki turbūt vos ne 0,3. Gal 0,3 nesiekia. 2,8, gal kokie 2,7. Turbūt, kad 2,6 milimetrų. 0,2, 0,26. Nes tokiu būdu galima labai sėkmingai pakabinti masalą virš žuvies ir labai lėtai tą masalą pravesti. Pavadėlis,
vėlgi priklausomai nuo fluorokarboninis pavadėlis. Tiesa, aš starkiam tik fluorokarbonų naudoju. Storą? Nuo 0,4 iki 0,6, bet yra vandens telkiniai, kur labai didelė tikimybė pagauti lydeką. Nes kartais būna, kai gaudai naktį, pagauni lydeką, galvodams, kad tai yra starkis. Tai va 0,6 pavadėlį fluorokarboninį, jinai nupjauna labai sėkmingai. Aha, tada. Tai va, tada aš dedu kažkur 0,8 arba netgi vienetą. Bet metalo nededi? Man kažkaip fluorokarbonas estetiškiau atrodo. Turbūt čia nėra tokio, kad tokios pozicijos, kad metalas blogiau ar fluorokarbonas geriau. Tiesiog man labiau patinka fluorokarbonas, aš jo gaudau, bet lydekas jeigu tikslingai gaudau lydekas, tai yra visą laiką arba labai storos, arba metalinis pavadėlis. Tai su tokiu storu valu labai galima sėkmingai valdyti. Nors pažįstu žmonės, kurie gaudo su 0,8, kurie gaudo su vienetuku pakankamai sėkmingai. Gal dar galvakablio svoris turbūt lošia, tai irgi. Taip, o galvakablio svoris labai didelį įtaką turi masalo, pačiam masalo, jo, taip kaip jisai elgiasi vandenį, nes yra masalų, kurie neužsiveda ant mažo svorio. O su storu valu tu gali naudoti didesnį galvakablį ir jisai, mano supratimu, jisai leidžia išjudinti masalą kažkiek. Tai va, nes tikrai masalai skiriasi ir rollingų, ir pačios gumos minkštumas. Yra masalai, kur tu gali labai lėtai vesti ir mano supratimu starkiams yra tinkamiausiai. Lėtas. Jo, tas lėtas. Lėtesnis sklendimas. Jo. Norint, jie galima labai greitai jo traukti ir tai irgi suveikia dažnai. Tai va, o dar klausai apie vertikalų gaudimą, bet gaudimą vertikaliai, tai taip, naudoju multiplikatorinės, tai yra kasnaginius kotus su multiplikatoriais. Tie kotai trumpi, kažkur tai apie 1,9-2 metrus, ilgesnio tikrai nereikia, nes faktiškai turim nuleisti masalą kažkur šalia pačio sonaro, plus minus metras, ten vieną arba kitą pusę. Va, ir vertikaliai gaudant man tikrai yra patogiau multiplikatoriai, nes labai sėkmingai su viena ranka galima sustabdyti arba nuleisti valą. Inercinė rytė yra daug sudėtingiau, nes tau reikia 2 rankų visą laiką. Nu jo, turi gamti už būgno, gaudyti ant spaustą. Gaudant vertikaliai, vienoje rankoje visą laiką laikai meškerį, o kitoje rankoje pulčiuką nuo linkotos. Dabar kiek svarbu tiksliai pataikyti žuvį? Iš kokio metro atstumo jinai reaguoja dažniausiai? Kiek jau, kaip aš mačiau, pastebėjau, taip pat plaukia kokią pusę metimo, per toli, kai suvinioja, vėl sėki, žinai, meti. Kiek tai žuvis, kiek turi, kuo arčiau pataikyti, ne? Nosis yra, starkiam taip, starkiam tikrai taip. Jeigu žuvis labai aktyvi, pikas jo aktyvumo, tai galima ir 2 metrus iš šono numesti ir jinai gali sureaguoti. Bet ne 10 metrų iš šono, ne 5. Tikrai taip. Starkiui dažniausiai reikia pataikyti panosiu. Kas liečia lydeką, viskas yra kitaip. Aišku, ne visada, bet buvo atveju, kai tu matai lydeką 15 metrų gylį ar 10 metrų gylį, numeti masalą, jinai iš karto sureaguoja. Čia aktyvi lydeka, jinai iš karto pakyla, pamato masalą, jisai kažkur nusileidžia kelis metrus ir jinai šauna kaip strėlė. Tai tokie fantastiniai vaizdai, labai daug emocijų, kai ten užkimba tokia lydeka, kuri ten 8 metrus per kelias sekundės praplaukė ir griebė tavo masalą iš visų jėgų. Tai va, čia dar vienas aspektas, dėl ko naudoju storą valą, nes neretai žuvis užkimba prie valties. Ir su 0,8 valu labai sunku ją suvaldyti. Taip, jinai tiesiog gali nutraukti valą, bet su 2 arba 3 pagal japonus viskas yra daug paprasčiau ir tikrai sugebėsi išlaikyti tą žuvį. O būtent tai liečia lydekas. Su starkiu paprasčiau šiek tiek, jisai priešinasi gal ne taip stipriai, bet lydekos atiduoda dažnai beveik visas savo jėgas, kad pabėgti. Ir tokia irgi, kaip sakyt, gal pabaigai, ką galėtum patart, kas pirmiausia svarsto įsigyti ar ne, antras dalykas,
nu, kokių gal klaidų daugiausiai padaro žmonės rinkdamiesi? Ko galbūt nereiktų daryti? Nu. Rinkdamėsi ką patį... Nu, ar būdas, pats būdas, tu sukomplektuoja, sakai daug kas. Iš tikrųjų, ir mano pažįstu, kažkas pabando arba numet, arba turi valtyje, kad, nu, irgi ten čigauja, tu pasižiūri, nu, kaip ir turėt, jo, čia kietai, aš kietas esu, aš turiu, žinai, viskas tvarkoja, bet taip nelabai moka naudotis. Tai va čia kokių gal klaidų nedaryti, arba kur skirti didžiausią dėmesį. Aš jau, kad žmogus... Kaip ir minėjau, turbūt visų pirma, reikia labai daug dėmesio skirti sonaro padėčiai, kad yra horizontaliai ir vertikaliai, visuose plokštumuose jisai stovėtų teisingai ir būtų atitaikytas ta rankinėlė, ta rodiklė jo, rotatoriaus su pačiu sonaru. Nes kaip ir minėjau, jeigu nes kažkiek tai laipsnių jisai žiūrės į kitą pusę, vis tiek, kai meti, žiūri į tą rodiklį. Tai tu tiesiog nepataikysi į žuvį. Arba tiesiog gali būti taip, kad tu net nematysi savo masalą. O jeigu pas tave rotatorius stovi kreivai, nu, ten arba vertikaliai, arba horizontaliai, arba tu žiūrėsi į viršų, arba tu žiūrėsi į šoną. Tai irgi spindulys 20 laipsnių, pakankamai siauras. Ir jeigu tavo žuvis čia, tai tu jos nematysi. Bet jeigu pastatysi teisingai, tu pamatysi tą žuvį. Tai šitie aspektai tikrai labai svarbus yra. Tai šitą su techninė dalim padaryti. Taip. Ir antras dalykas, tikrai negalvot, kad kažką negerai darai, jeigu žuvis pabėga. Tu numeti masalą, jinai išsigąsta ir pabėga. Arba tu numeti masalą, jinai nereaguoja visiškai. Tai yra labai dažnas. Čia turbūt 80% žvejybų yra tokių. Kai jinai net kartais net nesiekia, arba tiesiog eina iš paskos masalas ir jie atsibosta ir jinai sustoja, arba nueina iš šono. Tai nenusivilkit, viskas tikrai yra gerai, čia yra normalus elgesys. Sakau, apie 80% žvejybų yra tokių. Žvejybų ar ta pasiekėbimų žuvies elgesio, ar taip ta pasiimš? Žvejybų, šiais metais buvo, nežinau, gal 2 ar 3 žvejybos, kai nieko nesu pagavęs. Tiesiog net kibimo nemačiau. Tai va, čia viena iš paskutinių giliam ežere, kuris dar neužšalo, čia praeitą savaitgalį. Už praeitą savaitgalį nematėm nė vieno kibimo. Gal jau lydekos buvo, seliavų gerai atsivalgė, jam ten jau buvo. Galbūt jau buvo nebeįdomu niekas atsivalgysius, bet arba pabėga, buvo keli išėjimai tokie labai vangus, susidomėjo, pasižiūrėjo ir nubėgo į šoną. Bet dažniausiai tiesiog baigėsi valtis, baigėsi masalą, netgi pliūkštelimo į vandenį, iš karto jinai pabėga į šoną. Bet čia labai prastas aktyvumas dažniausiai žuvies. Nes jeigu nors kažkiek tai aktyvi, jie beveik viskas įdomu. Žinau, kad nuo ledo negaudai, bet vis dėlto laivskopas ir poledinė žvejyba turi kokį nors sąsajų tikslingumo naudoti ar ne? Taip, esu matęs ne vieną YouTube roliką. YouTube aš irgi mačiau, kur gaudo. Tai kaip gaudo. Tikrai galim naudoti žiemą ir pakankamai sėkmingai. Nes turint akitį, nuleidus ten laivskopą, gali tiesiog aplink 360 laipsnių pasižiūrėti, ar yra žuvies, jeigu radai, vis tiek atstumą matai, pragrąži kitą akitį, numeti ten masalą. Ir viskas, yra tas pats, kad iš valties užmetimo gaudai. Ką, dėkui, turbūt Sergėjau, aš manau, kad kada, jeigu kaip sakyt, sutiksi, padarysim gyvą laidą, kaip tas atrodo, visa žvejyba, paieška, kaip žuvis elgesi tokia, tai čia tokia daugiau teorinė dalis buvo, nors sudėsim praktinių vaizdų, nu ir gal kažkokiu kitais metais. Atsiminimai jo dalis. Jo, praktika. Kaip visai tai atrodo praktikai. Taip, tikrai galėtume. Dėkui tada. Kitą kartą. Ačiū, mėly žiūrovai, kad žiūrėjote. Jeigu bus kokių klausimų, rašykit Sergėjui, gal tada tai irgi bandysim atsakyti. Atrašyti gal komentaruose, o gal dar kažkokia ir atskira laida gausis. Neužmirškit mūsų prenumeruoti. Sekti ir iki kito susitikimo. Dėkui.